Taigi, sveiki visi. Taigi, seniai nekūrėm vlogų, taigi ir vėl nusprendėm sukurt vlogą. Taip, tuts. Šiam vlogui gavom pakankamai daug klausimų ir užduočių visokių. Ir per šį vlogą mes atsakysime į pačius įdomiausius klausimus bei pačias įdomiausias užduotis. Taigi, pradedam! Mano šikna dega! Vilnius. Ушел в отрыв. Visada darydavom labai daug video, mums labai patikdavo ir mes tiesiog manėm, kad tai nesąmonė. Mes galvom, kad tai yra nesąmonė, tikra nesąmonė, bet nusprendėm parodyti jos mamai ir jinai labai tai įvertino ir ji pasakė, kad... Ką sakyt? Bet vėliau parodėm dar ir pažįstamiems ir draugams ir tai jie labai gerai jie labai įvertino mūsų kūrybą. Taip. Štai neišlaikau. Neišlaikai. Labai sunku. Kokia kita tyri. Bet tai man vis tiek sunku. Tu šimlas panuvelą. O, Dieve, mano. Polinos megztinis. Pažiūrėkit, klupšė. Mano veidas. Atsiprašau. Jūsų nepataikiau. I'm going supersonic. Mes susipažinom darželyje. Nuo tada mes tapom sesės. Ne. Mes Sesės. Mano brolis. Nenugriau. Алло? Привет. Labas. Ką veikia? Čia, mes šitą neščiau su Paulina, ką daryti? Jo, mes nežinom, ko paklaus daugiau. Rimtai, mes nežinom, ką dabar daryti, sėdim vonio ir pasimetusios, nes tik dabar sužinojom. Jūs girtas? Ne. Mes nėščios. Nu ko, abi? Jo. Taip. Jo-majo. Kur jaunimas rytas? Bet Čia rimtai, nejuokinga, bet nežinom, ką dabar daryti. Вот и весь день, вот и весь день. Ты помнишь, как были мы детьми, и словно птицы крыльями. Nes mes buvom tokios. esam tokios. Ir būsim tokios. Tai kaip ir pastebėjote, mūsų senelis yra labai populiarus. Taip pat labai daug kas klausinėja apie senelį. Jo, mes ir dabar paimsim iš jo tokį mažą interviu. Ir jis papasakos apie savo gyvenimą.
Biški. Kodėl jūs taip gerai šokate? Почему вы так хорошо танцуете? Я танцую хорошо. Почему? Я вам отвечу. Меня научила внучка. Она так прыгала, и мне так захотелось танцевать. И я начал, и у меня получилось. Ей большое, огромное спасибо. Galėtumėte šiuo metu sušokti šokį? И не могли бы вы сейчас что-нибудь нам показать, станцевать чуть-чуть? Можем исполнить вам легкий, пронзительный танец. Давайте, вставайте. Хорошо. Слушай сюда, муж говорит, пытаться не стоит. Сколько раз повторять, непорядок в семье, когда женщина спорит. Деньги домой приношу, следи за ребенком, стирай ни слова. Поздно приду, значит, должен кушать горячий, готов. Нужен порядок, чтоб знали все. С кем лучше не спорить, если только не... Mano plaukai. Vienas, du, trys. Nieko. Ne, man irgi. Kam tu balagai? Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, spauskite like, komentuokite ir prenumeruokite. O dar norėjom pasakyti, kad ačiū Jums labai už palaikymą. Didelis ačiū. Čia tobulas ačiū. Nes mes, kai kūrėm, mes tikrai nesitikėjom, kad surinksim tiek daug laikų. Nu, pagal mūsų subscribe daug. Ir ačiū labai Jums.